Sveiki visi, kolegos, giminės ir artimieji. Šiandien norėčiau pakalbėti tokią siaubų, baubų jau virtusią temą, nors iš tikrųjų tai yra pakankamai viskas paprasta ir logiška, tai būtų kainų lygių braižymas. Visiems čia kažkaip atrodo, kad tai yra labai sudėtinga, bet tai iš tikrųjų yra pakankamai paprastas dalykas, tiesiog kai pastoviai tai darai, jau atsiranda intuityvus matymas ir tiesiog kur brėžti tos lygius ir kur kaina gali reaguoti. Tai jeigu patinka šis turinys, labai prašau padėti kanalui augti, tai galit padaryti paspausdami like ir subscribinę šį kanalą. Labai padėtų. Ačiū. Tai va, dabar apie kainų lygius kalbant. Dėkime nuo to, kad daugelis galvoja, kad kainų lygis tai yra būtent viena linija, iki kurios nujuda grafikas ir nuo ten gali reaguoti arba į vieną ar į kitą pusę. Tikro yra ne linija, o yra zona. Ką reiškia zona? Tai reiškia, kad kaina tam tikroje zonoje gali reaguoti. Tai paimkim Nvidios akciją ir pabandykime nusibraižyti lygius taip, kaip aš braižau. Tai čia būtų mūsų vienas iš lygių. Dabar, kodėl mes čia brėžiame lygį? Kadangi į šį lygį įeina daug susikirtimo taškų. Susikirtimo taškai tai reiškia ką, kad akcija vat iki čia pajudėjo, bum, pasileido į apačią. Iki čia atėjo iki to lygio, vėl pasileido į apačią. Čia kirto lygį. Čia nuėjo iki lygio, atšoko. Čia nuėjo iki lygio, atšoko. Čia irgi taip pat nuėjo iki lygio ir atšoko. Kuo daugiau atšokimų, tuo mums leidžia suprasti, kad lygis yra stipresnis. Tai va, dabar lygių intervalai yra braižomi 4 valandų time frame, valandiniam time frame, pusvalandžio galit braižyti, bet čia jau priklauso, koks yra jūsų tikslas. Ar jūs investuojat, ar svingą darot, ar treidinat. Nes, tarkim, treidinimo lygiai mes juos žiūrime 5 minučių, 15 minučių praeitos dienos, užpraeitos dienos. Tai plius minus, kad įsivaizduoti. Ok, braižom toliau. Kur mes dar matom daugiau susikirtimo taškų? Tokią įdomesnę zoną matome šitoj vietoj. Šito vieta irgi tokia įdomesnė. Mes dabar susibraižysim, po to aptarsim. Šita vieta irgi atrodo įdomi. Čia dar įdomi. Tai va, tai iš principo atrodo viskas taip. Kuo mes turime daugiau susikirtimo taškų, tuo mums tas lygis yra stipresnis. Tik labai svarbu suprasti, kodėl iš vis atsiranda tie lygiai, kodėl būtent tos zonos yra svarbios. Čia šitose vietose labai daug susitinka pirkėjai ir pardavėjai. Ir nugali arba pirkėjai, tada kaina važiuoja į viršų, arba pardavėjai, tada kaina važiuoja žemyn. Tai iš principo, jeigu paimsim, kad ir šitą zoną. Čia ką mes turim, atvažiavo kaina iki to lygio, atšoko, atvažiavo, atšoko, pasimurdė, atšoko, kirto, grįžo, kirto, grįžo. Šitos zonas interpretuojamos dvejopai. Aš tai niekada nežiūriu tokias zonas, nes čia kaina ieškojo į kurią pusę judėti. Kaip matom, po to grįžo atgal, vėl atsidaužė į mūsų lygį ir nuvažiavo žemyn. Čia vėl nuvažiavo žemyn, atsitrenkė į kitą mūsų lygį ir vėl į viršų. Čia po to, ką kaina pasimalė tam lygiai, pažiūrėkit, kirto kaina, break and retest vadinamas ir nuvažiavo į viršų. Kitas lygis vėl. Va čia labai gražus buvo judėjimas šitoje vietoje. Kur kaina kirsdavo lygį, patikrindavo ir nuvažiuodavo į viršų. Tai va, tai
Tai su tuo 4 valandų intervalu yra taip, kad mes susižymim tos lygius, susižymim plius minus zonas, kuriuose kaina reagavo ar į vieną, ar į kitą pusę ir tada einam į smulkesnį. Tada įsijungiam valandinį ir žiūrim, kur mum yra aktualiausiai, tai mum aktualiausiai yra paskutinis mėnuo, savaitė, dienos, priklauso ką prekiaujam. Ir čia mes jau galim pažiūrėti nuosekliau biškį, kaip atrodo tas mūsų lygis. Tai va, žiūrėkit, čia daužėsi į apačią, daužėsi į apačią. Tai čia buvo mūsų interesų zona. Ką reiškia interesų zona? Kad čia pardavėjai nenorėjo, kad kaina kiltų aukščiau, pirkėjai bandė pramušti, bet čia nugalėjo pardavėjai ir kaina smūgdavo žemyn. Ką mes, pavyzdžiui, šito lygio galim nusistatyti, kad imkim, va, kaip kirš šitą zoną, kaip pavyzdys, ne, va čia lapkričio 21 dienos ir va čia, ką mes turim iki gruodžio 5 dienos, kaip kirš šitą zoną, galima žiūrėti treidą. Vat jeigu kaina įsitvirtintų taip, virš šito lygio, kur mes pasižymėjom, tai mes jau galėtumėm čia ieškoti užėjimo taškų ir ieškoti treido. Kodėl? Nes reiškia, kad tie pirkėjai buvo stipresni už pardavėjus, nes čia prilaiko pardavėjai ir kai pirkėjai pasidaro stipresni, pramuša tą lygį vadinamą ir tada jau mes čia galim žiūrėti, ieškoti užėjimo taškų judėjimų į viršų. Ir žiūrint, ieškant tų taškų, mes nueinam aukščiau ir žiūrim, iki kur kaina gali judėti. Tai vat atsidarius valandiniam puikiai matosi, bent aš puikiai matau, kad mūsų pasipriešinimas artimiausias greičiausiai bus šitoj vietoj. Kodėl? Nes mes čia turim daug susikirtimo taškų. Čia, čia, čia. Mūsų daug susikirtimo taškų. Tai mes jau jeigu planuojam treidą, mes galim taip ir planuoti, kad mes čia kertam lygį, grįžtam, pasitikrinam, čia kažkur užeinam ir mūsų išėjimo taškas būtų va čia. Mūsų stopas būtų čia, užeinam čia, išeinam čia. Viskas labai aišku. Čia kalbant apie spekulaciją, apie swing pozicijas. Tai va. Tai iš principo tie lygiai atrodo taip. Į ką dar reikėtų atkreipti dėmesį? Taigi, ką reikėtų dar atkreipti dėmesį, ko daugeliu žmonių stringa šiame dalyke, tai va, kaip pavyzdys, ne? Ta pati akcija ir mes čia turim kainos lygį šitoj vietoj ir matom, kad čia nueina žemiau. Ir tada mes pradedam diskutuoti, tai kaip tai čia kainos lygis nelaiko, jeigu akcija nujudėjo žemiau mūsų lygio. Čia vat yra visas treidinimo investavimo džiaugsmas, kad pozicijos būna specialiai įmušamos stopai. Dėl ko? Įsivaizduokite, jūs čia užeinat, ne? Kaina kaip ir matot judės čia, užeina čia, dedat stopą čia. Tai esmė, kad market makeris, instituciniai, ar kaip juos be pavadinsit, aš vadinu dėdėm, kurie turi daug pinigų. Tai esmė, kad jie grįžta čia, specialiai partempia kainą į apačią, kad išmuštų jūsų stopus. Taip, taip pasitaiko. Dėl to reikia dėti stopą. Taip, ne visada jūs būsite teisūs, sakysit, o aš čia gerai nusibraižiau lygį. Niekam neįdomu, kad jūs čia tą lygį nusibraižėte ir užsidėjote ant stopą. Rinkos veikia taip, kad jie kaip tik ieško, instituciniai market makeriai ieško jūsų stopų. Jie žino, kaip veikia žmonių protas, žino, kas ką prekiauja ir kaip suprantama rinka. Dėl to labai dažnai pasitaiko stopų išmušimas, ypač va tokiuose atrodo buvo stiprus lygis ir va kažkaip sugalvojo va tą spilgą tokią į apačią paleisti. Vien dėl to, kad išmuš stopus. Nes po to kaina, jeigu taip pasižiūrėjus, jinai, puikiausiai, va, žiūrėkit, grįžo atgal, nuvažiavo, va, atretestino ir čia jau puikiai nujudėjo. Kodėl? Nes va čia buvo šita vieta, būtent stopam išmušti. Tai va, tai šiam kartui turbūt kaip ir tiek. Ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu patiko,
spauskit like, subscribe. Jeigu turit kažkokių klausimų, visada klauskit, komentuokit, būtinai atsakysiu. Ir norėčiau sulaukti komentarų, ar bent kiek aiškiau pasidarė apie tos kainus lygius, ką čia pašnekėjom, ar reikėtų kažkokio platesnio video. Tai lauksiu jūsų komentarų ir jeigu patiko, parašykit. Čiau, geros dienos.